Gerbėmieji, šiandien girdėjote štai tokius šeimos himno žodžius. Bet mes vylėmės, kad ateitų tokia diena, kad šeimos himne būtų žodžiai: mums gera Lietuvoje gyventi, nes mus gina ir globoja Lietuvos valstybė. Dabar girdėję Lietuvos konstitucijos 38 straipsnį yra parašyta: šeimą gina ir globoja Lietuvos valstybė. Tai beje, šis straipsnis veikia, bet iš tikrųjų, realiai pasižiūrėjus, argi šeimą gina ir globoja Lietuvos valstybė? Kaip gina ir globoja Lietuvos valstybė šeimą, jeigu taip vadinami vaikų teisių apsaugos specialistai atvažiuoja į šeimas, išdrasko, išardo, atskiria vaikus nuo tėvų? Taip neturi būti. Šeimos turi gyventi visos drauge. Ir šiaip norėčiau, kad šiame straipsnėje dar būtų sakinys: šeima yra vientisa ir nedaloma. Taigi, ačiū. Dar šiek tiek papildant prieš tai kalbėjusi mūsų renginio organizatorių, kur yra didžioji klaida tai, kas yra dabar daroma. Vykdoma kairės rankos politika. Na, įsivaizduokim pavyzdį. Mes pradedam rūpintis tik tai kairė ranka. Ją plaunam, ją gydom, prižiūrim, prausim, visokiais aliejais tepam. Viską jai darom, o visas kitą kūną paliekam savieigai. Kai bus, taip ir gerai. Ar bus gerai tai kairiai rankai? Nieko gero nebus. Tai va čia yra pagrindinė problema, kai bandoma skaidyti ir padaryti kažkokią atskirą grupelę, atskirą visumos elementą, padaryti jam, suteikti jam išskirtinės teisės. Tai vyksta ne tik tai su šeimų politika, tai vyksta ir su tokiom ideologijom. Dabar jas nesileidžia kalbėti. Bet va čia yra didžioji klaida ir didysis paklydimas. Rūpintis reikia visumą iš karto. Visa šeima. Tik tai visa šeima. Tėtis, mama, močiutė, senelis, anūkėlė, visi, ir šuniukas iš to šeimos. Irgi kiekvienas turi savo reikšmę. Pradedi klipinti kiekvieną atskirai, viskas griūna. Tai va čia didžioji yra problema, kurios nesupranta mūsų valdžios galvos, kurios sėdi ir sprendžia kažką tai Seime. Gal atsipuls, pažiūrėsim. Gerai, baigiam.